Sveiki visi, tai sveikinamės vėl iš žieminio rapsų lauko ir neatsitiktinai su manim mano kolega Mikola, kuris yra atsakingas už biologinius Corteva produktus ir iš tikrųjų darom šitą video tam, kad paaiškinti ūkininkams, kaip naudoti būtent metilobakteriją Blue N, nes kaip matom, horizonte matot labai puikų gražiai sudygusi lauką, kuris išeina beveik jau į 6 lapelių stadiją, tai apie panaudojimą Blue N-o ir laiką, normą, sąlygas, gal plačiau tada Mikola. Sveiki visi. Šiek tiek noriu papasakoti apie biostimulianto panaudojimą. Tai kaip Rytis jau paminėjo, matom, kad laukai pas mus jau 6 lapelių tarpsnėje. Kalbant apie biostimuliantą Blue N, ko puikiausias laikas jį panaudoti yra tarp 4 ir 6 lapelių. Tai kaip tik dabar turim 6 lapelius, pats laikas važiuoti su šitų biostimuliantų į laukus. Kalbant apie panaudojimą, tai nepamirštam, kad turim stebėti mūsų corteva.lt puslapis dėl suderinamumo su kitais produktais. Tai duomenų bazė nuolat atnaujinama, žiūrim, ar važiuojam solo, ar galim prisiderinti prie kažko. Iš karto klausimas, Mikola, o kaip dėl oro sąlygų? Dėl oro sąlygų, kad dienos temperatūra pas mus būtų virš 10 laipsnių Celsijaus ir jeigu jau dėl vėlesnės sėjos matot, kad pas jūs tas panaudojimas bus šiek tiek vėliau negu šiomis dienomis ir turi stebėti, kad nebūtų šalnų 1 dieną prieš arba 2 dienas po preparatų panaudojimo. Labai gerai. Tai labai svarbus klausimai buvo paliesti, tai ką aš ir sakau, labai dažnai manęs irgi klausia, kad kaip dėl suderinamumo, tai dar kartą pakartosiu, kad nueikite į corteva.lt puslapį, būtent prie Blue N-o produkto yra visas produktų suderinamumo lentelė, ką ir minėjo kolega, kad jinai pastoviai yra atnaujinama, nes mūsų tyrimų centrai daro tyrimus ir žiūri, kad ar kažkoks tai partneris tos metilobakterijos nenužudo ir jinai gali atlikti visą darbą. O gal tada apie pačias naudas, kokias naudas metilobakterija duoda mums rapse panaudojus būtent rudenį, Mikola? Būtent rudenį duoda mums naudas tokios, kad viena iš pagrindinių, nors ši bakterija gali būti naudojama ir pavasarį, bet rudenį panaudoję šitą bakteriją mes aplengvinėm savo ateinančius darbus pavasarį, dėl to jau darbas jau padarytas. Ir plus dėl viso to, kad šita bakterija jau iš rudens pradeda prisidėti prie būsimo derliaus formavimosi. Nuvažiuojam, nupurškiam, 6 lapeliai, bakterija pas mus per 6 valandas pakliūna per žatelis augalų lapus, per 8-10 dienų įsiskirsto per visą augalą, sėkmingai jį kolonizuoja, vystosi, augalui augant ši bakterija jau yra pas mus viduj ir prisideda tokiu būdu prie ateinančio derlio, nes fiksuoja iš atmosferos esamą azotą, paverčia į amonio formą ir paverčia į tą formą, kurį augalai gali panaudoti savo vystymus. Galiu prisidėti prie teisingo produkto naudojimo, tai dar kartą pabrėšiu, kad žiūrim, su ko produktas derinamas, su ko produktas nederinamas. Jeigu naudojate savo sistemoje tokius produktus, su kuriais Blue N-as negali būti panaudotas kartu, tai tada paliekam vienas paros sanitarinį langą, kaip sakant. 1 dieną prieš panaudojimą Blue N arba 1 dieną po 24 valandas po nesuderinamo preparato panaudojimą. Kalbant apie kiekius ir panaudojimą, tai kaip matom, mūsų partneriai rinka teikia maišiukus po 3 kg, tai kalbant apie normą, 333 gramų į 1 hektarą, 3 kg, tai su viena tokia pakuotė galim apdoroti 9 hektarus. Tai Mikola, pabaigai, ką man reikėtų žinoti, jeigu aš norėčiau dabar panaudoti būtent biostimuliatorių Blue N pas save laukose? Tai grįžtam prie visko, ką jau apkalbėjom. Grįžtam prie panaudojimo laikotarpių. Panaudojimo laikotarpis pas mus yra nuo 4 iki 6 lapelių. Žiūrim į oro temperatūros, kad dienos temperatūra būtų aukštesnė negu 10 laipsnių Celsijaus. Jeigu numatoma pas mus šalnos, tai žiūrim, kad šalnos nebūtų 1 parą prieš 2 paras po preparatų panaudojimo. Atsižvelgiam į savo technologijas, kada pradedam galvoti apie purškimą. Žiūrim, su ko preparatą galim panaudoti kartu, su ko negalim, tai einam į corteva.lt puslapį, patikrinam savo būsimą mišinį. Kalbant apie mišinio
sudarimą, tai kalbant apie jau patį preparatą, 330 gramų į hektarą norma yra, rekomenduojamas vandens kiekis yra 200 litrų į hektarą ir kalbant, jeigu jau darom maišymus su kitais preparatom, žiūrim, kad pH pas mus būtų tarp 5 ir 8. Tai ačiū už informaciją. Na, o jeigu kiltų klausimų, tai su mumis galite susisiekti ir rasti mūsų kontaktus nuėję į mūsų puslapį www.korteva.lt arba šiais numeriais.